Labas vakaras. Per tas 5 minutės, kur turėjai papasakoti apie telefonus, kramtomą gumą, meilę, šilumą ir taip toliau, tu pasakoji apie tai, kaip aš tave kažkur išgrūdau. Ne aš tave išgrūdau, o pati lėkiai nuoga per lauką pasimti batų į automobilį, nes buvai pamiršus atsinešti. Taip. Labas vakaras, ponios ir ponai. Labai malonu visus matyti. Šiandieną mūsų studijoje kaip niekada daug žmonių. Žinokit, mūsų studijoje taip pat kaip lėktuve. Jeigu atsitiks kažkokių nenumatytų dalykų, neįsigaskit, nes iš viršaus nukris deguonės kaukės. Užsidėkit jas taip, kad gerai prisidėtų. Ir giliai kvėpuokit ir padėkit dar kaimynui užsidėti. Jeigu netyčia atsitiks taip, kad kils gaisras ir mūsų užpils vandeniu, tai žinokit, kad gelbėjimosi liemenės yra po jūsų kėdėmis. Irgi nebijokit jų įsitraukti ir apsirengti dėl viso kito. O šiaip mūsų laidoje tai dažniausiai žmonės šypsosi. Tik aš nežinau kodėl. Ar labai kenčia, kad mes jų labai ilgai nepaleidžiam namo? Ar dėl to, kad jiems baisiai linksma? Nes vaikštai barą padėklavo. Taip, bare žinau, kad šiandieną bus sustiprintos pajėgos, nes čia matau, kad irgi susirinko žmonių. Tai trigubai daugiau nei buvo 1, 2 ir 3 laidas. Tai šiandieną mes su jumis visi kartu bandysime išrinkti pačius geriausius. Ar šiandieną susirinko šokėjų draugai?